Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika. Ir kaip jau praeitame video minėjau, aš pusę metų krausčiausi kitur gyventi dėl mūsų bute vykstančio remonto. Ir dėl to man reikėjo išsirinkti procesus, kurie keliaus su manimi. Jeigu pamenate, pas mane tų procesų yra daug, tuo metu galėjo būti apie 50, grubiai tariant, plius minus. Aš pagalvojau, kad tikrai man tų 50 procentų nereikės. Bet prisiminus, kai Ilona rinkosi procesus, kuriuos vešiu su savim, aš jai sakiau, kad aš tai tavo vietoje vešiaus visus procesus, kiek jie gali tos vietos užimti. Kai teko pačiai atsidurti panašioje situacijoje, tai aš pagalvojau, kad ne, man tikrai tų visų procesų nereikės, pasimsiu tik keletą, kuriuos norėčiau siuvinėti ir kuriuos norėčiau užbaigti. Taip, keletą man pavyko užbaigti ir aš jų šiandien jums nerodysiu ir galbūt parodysiu kažkada kitose video arba jau tik tais metų gale, kai rodysiu visus savo pabaigtukus. Tiksliai nesu suskaičiavus, kiek aš procesų nešiausi, bet tikrai ne visus. Bet manau, kad tikrai bus daugiau negu pusė. Pažiūrėsim, nežinau, ar aš skaičiuosiu. Ir pradėkim. Kai kurių procesų aš tikriausiai net nepajudinau, kuriuos vežiausi. Tai nešiausi šitą, kadangi turėjo būti tuo metu ir kalėdos, kalėdinis laikotarpis. Galvojau, išsiuvinėsiu aš kažką, bet... ir nepamenu, man atrodo, kad nesiuvinėjau viskas čia, taip. Vieną buvau užbaigusi ir kito net nepradėjau. Tai vienas toks procesas. Taip pat nešiausi šitą Let It Stitch'o tigrus. Ir čia gali būti prie dalinai pabaigtukų. Tai šitą truputėlį pasiuvinėjau ir turiu jau iš 3 tigrų vieną. Tai čia dar 2023 metais aš jį siuvinėjau. Antra pusė yra betvarkė, kaip visada. Ir tada liko dar šitą ir šitą tigriuką išsiuvinėti. Bet gražus tigriukas. Kitas mano darbas, čia autorinė schema. Iš tikrųjų, čia iki pabaigos yra likę apie 2000 kryžiukų. Reikėtų vienas mėnuo ir baigtųsi, bet taip ir guli nepajudintas. Kada nors tikrai jį išsiuvinėsiu. Tas mano darbas autorinė schema. Čia ukrainietės dizaineris. Tokia jūra širdelė. Ir praeitam video, prieš paskutiniam video, kurį aš dar rodžiau rugsėjo mėnesį, aš pradėjau taip pat šios autorės darbą ir pasakysiu, kad aš jį užbaigiau. Ir kas su šia autorė yra. Jinai kažkurio momentu paskelbė, kad nebeduos sagos formato, arba tiksliau duos tą sagos formatą, jeigu jūs antrą kartą sumokėsite tokią pačią sumą už schemą. Tai yra, aš sumokėjau, tarkim, už šitą schemą 10 eurų, jeigu noriu sagos formato, tai turiu dar 10 eurų jai sumokėti, kad gaučiau tą sagos formatą. Tokiu atveju ta schema išbrangsta dvigubai ir aš nenoriu taip daryti, tai man nelogiška yra, jeigu žmogus naudojasi sagos formatu, pavyzdžiui, pas mane yra, kaip jinai rašo, galima naudotis PDF, įsikelti į Pattern Keeper programą, bet mano telefonas ir planšetė nepalaiko Pattern Keeper, tai man lieka vienintelis būdas, kaip siuvinėti, tai yra PDF. Aš šitaip nenoriu siuvinėti, tai turiu 2 schemas dar su saga, tai šitos užbaigsiu, ar yra norų, ką dar norėčiau jos siuvinėti, bet nėra sagos. Siuvinėti be sagos, tai aš ir taip lėtai siuvinėju
Tai be sagos tai dar tikriausiai lėčiau siuvinėčiau, nors gal reikėtų išbandyti, kaip greičiau man gaunasi. Tai va šitą pasiuvinėjau kažkiek rodžiau, bet negaliu tiksliai pasakyti kiek. Tai va kitas mano darbas būtų šis Dimensions kalėdų senelis. Priminsiu, kaip jis atrodo. Šis kalėdų senelis, čia yra bukletas, tai siuvinėjau DMC siūlais, nes taip ir schemoje yra nurodyta, taip per tą laikotarpį nuo spalio mėnesio aš šitą darbą pajudinau 1900 kryžiukų. Tai man atrodo, čia jis susidėjo čia kažkur ir čia. Tikrai nebepamenu, kaip paskutinį kartą atrodė, kai rodžiau. Reikėjo iškart pasiruošti, bet man tai jį žiauriai patinka siuvinėti, kai prisėdu. Ir čia jau yra apie 20% viso darbo. 21%. Tai va toks gražuolis. Kitas mano pajudintas darbas buvo taip pat Dimensions. Tai štai šitas Viktorijos namelis ir čia aš turiu nei daug, nei mažai, tik 3%. Pajudinau, tai pajudėjo šitas darbas tik 400 kryželių. Nei daug, nei mažai. Tai čia buvo vienas prisėdimas iš tikrųjų pasiuvinėti, tai sagui bingo reikėjo kažkuriam langeliui. Naktis langeliui kovo mėnesį ir jį pasiuvinėjau. Kitas mano darbas buvo, kurį nešiausi, tai štai šitas Let It Stitch'o kalėdiniai žaisliukai. Jie visi atrodo štai šitaip. Ir šiame darbe nepadariau nei vieno kryželio. Kitas mano darbas buvo, kiek jau esu išsiuvinėjusi. Iš tikrųjų, būčiau galbūt ir daugiau jo išsiuvinėjusi, bet atėjau iki momento, kai reikėjo siuvinėti su Kreinik siūlu ir aš nebuvau su savim pasiėmusi jokio Kreiniko, o pirkti nenorėjau, tai teko nutraukti šitą siuvinėjimą. Bet tai ką rimtai, aš siuvinėjau be sagos. Tai kaip be sagos, tai tikrai daug išsiuvinėjau. Realiai reikėtų atsiversti bingo langelius ir aš galėčiau susiskaičiuoti, kiek aš šitų kryžiukų padariau, bet tikrai čia nebuvo išsiuvinėtas šitas, nebuvo čia išsiuvinėtas, šitas briedžiukas nebuvo išsiuvinėtas. Autorius šio dizaino yra Lori Birmingham. Koks grožis ir kiek nedaug liko iki pabaigos. Kitas mano darbas, kurį aš nešiausi, tai čia yra rudeninė mergina, kiek daug turiu. Net nežinau, ar galima jį skaityti kaip procesą, bet nepasiuvinėjau nei vieno kryželio. Kitas darbas, kurio aš nesinešiau, bet pasiuvinėjau, tai buvo štai toks lanartės paukštukas. Ir aš jį pasiuvinėjau kovo mėnesį, man atrodo, apie 400 kryželių padariau. Tai čia jau yra apie 10%, 9 procentai, tai taip. Čia išsiuvinėjau 415 kryžiukų kovo mėnesį per tą laiką. Tai aš jo nesinešiau su savimi, bet jau kovo mėnesį mes pradėjom kraustytis atgal į šitą butą, atgal į namus. Ir išsitraukiau. Galėjau prieiti prie procesų ir išsitraukiau šitą darbą pasiuvinėti, nes ir vėlgi reikėjo bingo langelių užpildyti. Iš tikrųjų, sausį, vasarą ir kovą aš vos po 2 bingo surinkdavau, nes mano tempai tai labai apmažėjo. Nešiausi ir šitą Heritage dizainą, šį meškiuką. Ir taip pat nieko nepajudinau, tai kaip buvo, tiek. Taip ir yra. Ir sagos neturiu ir nežinau, kur gauti. Tai gal, jeigu kas nors turite ir esate matę, tai jeigu galėtumėt pasidalinti, parašykite man.
Sekantį darbą, kurį nešiausi, tai vėl autorinė schema. Tai čia bus tokie zuikiai. Oi. Tai vat, štais. Šitaip atrodo užbaigtas. Tiek turiu. Ir šio darbo irgi nesiuvinėjau. Aha, kitas mano darbas tai būtų štais. Šita širdutė su traukinuku ir čia yra 7%, vat kaip atrodo išsiuvinėtas ir irgi šio darbo aš nepajudinau tuo laikotarpiu. Taip pat nešiausi šį Dimensions angeliuką ir tuoj pasižiūrėsim, ar mes kažką pasiuvinėjom. Ne. 23 metais buvau tik vieną kartą prie jo prisėdus. Ir to rugpjūčio mėnesį. Tai vat, čia šitas Dimensions. Ir procesas. Irgi nepajudinau. Tai taip, nešiau pirmyn atgal tuos darbus ir nieko nepajudinau. Taip pat nešiausi šitą lapę, viršelis yra kitoj dėžėje, vakar buvau atradus, bet neišsiėmiau. Ir kiek pamenu, aš jo to darbą irgi nesiuvinėjau. Tai vat, kaip atrodo. Ir pavadinimo šio, kas autorius yra, tikrai neatsimenu. Žodžiu, beveik viską, ką rodysiu, aš nieko nepajudinau. Lukas tokia pelytė. Nenoriu traukti iš įpakavimo ir, vat kaip atrodo, tai tas procesas ir irgi nepajudinau. Nieko. Taip pat neturiu viršelio. Kaip atrodo, realiai net nebežinau, kur yra schema. Kažkur turėtų būti planšetai ar telefone. Tai čia toks biskornių turėtų gautis. Net nepamenu, ar esu aš jums rodžius. Taip pat nešiausi šiuos gnomus ir irgi nieko nepasiuvinėjau. Kitas mano darbas, kurį nešiausi, tai būtų štai toks Dimensions. Gali būti, kad Sunsetas, nes čia senas jų darbas, jau tikrai net nebeleidžiamas. Štai šis ir aš šį darbą siuvinėjau su Dimensions siūlų likučiais. Ir taip pat nejudinau šitą darbą. Na ir dar paskutinis čia iš dėžės darbas būtų štai šita mergina, raganaitė. Darbą irgi nešiausi ir irgi nepajudinau. Tai vat, kaip turėtų būti. O kiek dabar turiu. O nepajudinau dėl vienos priežasties, jeigu ir būčiau norėjusi, čia yra susitarimas siuvinėti su Ilona, kartu tą darbą užbaiginėti ir laukiam rudenio šiam darbui, pagal mūsų skaičiavimus. Dabar rodysiu tikrai visus, kuriuos bent jau kažkiek pajudinau. Tai štai šitas laikrodukas ir čia jau turiu vat, štai tiek 52%. Iš tikro, kai pradėjau siuvinėti, aš neturėjau sagos, dabar turiu. Išsiuvinėjau 2739 kryžiukus ir turėjau tik tais 500 kryžiukų padariusi. Be sagos, su visa kita yra su sagos, tai čia visos šitos knygos. Ir vat prasidėjo laikrodis. Ir keičiau aš į Flex liną. Keičiau. Nes ir iš šios serijos kitas dizainas irgi yra ant tokio lino, tai noriu, kad visi būtų vienodi. Taip pat pasiuvinėjau štai šį Lanartės darbą, tai čia pasiuvinėjau tik 400 kryžiukų, man atrodo, jei neklystu. Bet man kažkaip atrodo, kad daugiau. Bet vakar skaičiavau 959 kryžiukus padariau per šiam darbę, tai vat kaip jie atrodo. Jeigu gerai pamenu,
Tai buvo čia truputėlį pasiuvinėta ir vat čia, o visa kita buvo vat siuvinėta kovo mėnesį. Tai va tokia gražuolė lapė. Kitas mano pajudintas darbas buvo Džanlino gėlės ir jį nešiausi, tai vat tada kaip šitas darbas atrodo užbaigtas. Turiu dabar 14% užbaigtas, atrodys, maždaug šitaip netelpa. Vat. Ir dabar siuvinėju patį dažniausiai tikriausiai dalyką. Tai petit kryžiukais. Tai aš čia bandau naudoti parkingą, nes skaičiuoti, praleidinėti tuos kryžiukus, tai čia man atrodo yra kažkokia man misija neįmanoma. Ir aš manau, kad aš tikrai striksiu ganėtinai ilgai su šiuo darbu, nes šiaip čia yra 28 kaunto. Britney 28 kauntas, ant jo šiaip siuvinėjasi labai gerai, tik vat, tie petitai, ir vat pasižiūrėkit, tie petitai bus štai iš čia. Aš niekart nesu siuvinėjus petitų, galvoju, kas čia yra tiek mažai, ir paimsiu, išsiuvinėsiu, kas čia yra. Čia yra labai daug. Siuvinėjai ir pabaigos nesimato. Ir išsiuvinėjau nuo apie 500 kryžiukų, tai vat, kur aš čia siuvinėjau? Čia tikriausiai vis šitie. Ir tas, tai, čia tai misija neįmanoma. Tai dar gerai, kad sugalvojau pasimti 28 kauntą. Ką būtų reikėjo daryti, jeigu aš būčiau pasiėmus 32 kauntą. Tai iš vis būtų. Na ir kitas judintas darbas būtų štai šitas Mereškos Gdanskas. Tai šitą tikrai pajudinau ganėtinai nemažai, turiu jau beveik 50%, tai yra 46. Tai yra 46%, užbaigtas darbas atrodys šitaip. Ir tikiuosi, kai užbaigsiu, pavyks man nukeliauti į Gdanską, vien dėl gražios nuotraukos. Nemažas skaičius per tuos pusę metų ant šio darbo padariau 6352 kryžiukus. Palyginus su tais, kaip visur čia minėjau, padariau 400 kryžiukus, 500, buvo 1000, tai vat šitas tai pasistumėjo tikrai labai gerai. Tai čia vat, man atrodo, kad čia ir čia. Nors nepamenu, čia vat 24 jau kai visi sėdo prisiuvinėti, tai čia buvo 24 metų rezultatas ir kažkiek, man atrodo, nuo čia ėjo į 23 metus dar. Per tą laiką pakeičiau kiusnapą, per tą laiką, tai yra šių metų sausio mėnesį perdėjau ant šito kiusnapo, nes ant šito kiusnapo, jeigu pamenate, buvo. Kadangi aš turiu daug kiusnapų, tai kaip jūs galite prisiminti, ant kokio kiusnapo koks darbas buvo. Bet ant šito kiusnapo buvo Dimensions, ta mergina, kurią mes siuvinėjom kartu su Ilona ir Marija. Marija pabaigė pirmą. Aš pabaigiau gruodžio 31 dieną, likus valandą iki ėjimo į svečius švęsti naujų metų. Tai jau ten variau. Tai va, šitas, ir kiti darbai jau buvo judinti balandžio mėnesį. Tai jau balandžio mėnesį, aš jau visą mėnesį esam grįžę atgal į namus. Tai kitas mano darbas bus, nepatikėsit, patikėsit tiksliau. Tai bus Lukaso žąsis. Dabar neturiu kaip parodyti, tai per tą laiką aš išsiuvinėjau 6631 kryžiuką, tai net ant Gdansko padariau daugiau. Ir būtent šitą darbą aš judinau balandžio mėnesį, tai čia tuo pačiu bus ir balandžio mėnesio ataskaita. Nes iš tikrųjų jau pasiekiau viršų, tai jau ganėtinai senokai norėjau perkelti kiusnapą, perkelti nurgę ir žemiau, siuvinėti vėl iš apačios į viršų. Bet aš vis čia kažką siuvinėjau ir vis, tai 300 kryžiukų, tai 500 kryžiukų ir pasidaro. Taip.
O to atrodo, kad čia 100 kryžiukų yra likę, 100 pasiuvinėsiu va čia šitais ir viskas, ir perkelsiu medžiagą. Nu, ne taip būtų, dar būtų gerai va čia biškį pasiuvinėti ir tada perkelti medžiagą. Pažiūrėsim, kaip bus. Ir Ilona čia paskutinė, man atrodo, video minėjo, kad jinai kitais metais planuoja šitą darbą imti siuvinėti. Aš jau būsiu ten į priekį paėjus, kad jinai tikrai neprisivys. Palyginus mano greitį ir jos greitį, tai man užteks jau mėnesį nesiuvinėti. Nu, iš vis nebesiuvinėti ir jinai per mėnesį laiko tą skirtumą ir padengs. Kitas darbas, kurį aš nešiausi ir siuvinėjau, tai būtų anchorštais šitos karvės. Dabar neturiu kaip parodyti, kaip atrodo visas užbaigtas darbas, bet atrodo gražiai. Tai nuo 2024 vasario aš išsiuvinėjau ant šito darbo 6281 kryžiuką. Ir toks skaičius yra todėl, kad mes su Ilona siuvinėjom anchor, jinai kitokia. Aguona siuvinėjo šitą po 500 kryžiukų į savaitę. Ir tik dėl to tas darbas juda. Jeigu ne šitas sutarimas, aš manau, siuvinėčiau ką nors kitą. Nes nežinau, kas maišo darbas, tai yra gražus, viskas tvarkoja. Ar ta žalia spalva mane įgryso, ar kas. Siuvinėjasi lengvai, siūlai ilgi kaip ir, kartais netgi per ilgi, bet patrumpinti, kai per pusę patrumpinis bus per trumpi, tai reikia siuvinėti tais ilgais. Ir nežinau, kas yra su to darbu, kaip ir minėjau, bet pacituosiu tokios youtuberės žodžius, kad kas kūrė anchor schemas, tai tikrai nemėgo siuvinėtojų. Nu, kaip galime tą biesą taip sukurti? Nu, to bieso yra tiek mažai ir negalima specialiai į tą langelį kur nors, kur skylutė yra normali tenais. Ne, reikia kur nors per vidurį, iš šono ten per vidurį. Nu, žodžiu, beveik nėra nieko, kur tiesiai eitų į tą kryželį, nu, kaip pasakyti, į tą kryželio kampelį, kur yra skylutė. Ne, sugalvojo, kad tik sunkiau būtų. Ne kad lengviau būtų, bet kad tik sunkiau, kad kuo labiau mes galėtumėm pabambėti ant to bieso, ypač tie, kurie nemėgsta bieso, tai dar ir vargti ant šito. Tai va, kaip atrodo. Nu, gražiai atrodo. Tai šitas irgi yra mano balandžio mėnesio darbas siuvinėtas. Tai va.